Ateini prie gražios merginos namų durų ir įkiši jai daug raštelių po durimis, kuriuose jinai perskaito: Labas, aš esu puikus meilužis, gal norėtum šiandien su manim praleisti vakarą? Ateini pas draugą į tūsą. Ir matai kitam kambario gale gražią merginą. Prieini prie jos ir sakai: Labas, aš esu puikus meilužis, gal norėtum šiandien su manim praleisti vakarą? Ateini į vakarėlį, lyg tau nebūtų jokių kliūčių, ir pamatai gražią merginą. Tu apsivelki savo geriausiais drabužiais, vaikštai ir vaizduoji misterį apsiėmusį. Tu šypsaisi savo geriausią šypseną ir vaizduoji misterį simpatiškai. Tu padedi visoms moterims, tu šypsaisi kaip sapnas, tu skleidi aplink save aurą, tu vaizduoji misterį džentelmeną. Tada prieini prie merginos ir klausi: Labas, aš esu puikus meilužis, gal norėtum šiandien su manim praleisti vakarą? Laisvės alėjoje pamatai gražią merginą. Tu paduodi draugui 50 litų, jis prieina ir sako: Labas, tas bachūras, kuris ten guli, yra puikus meilužis, gal norėtum šiandien su juo praleisti vakarą? Tu sėdi ant lovos ir staiga pamatai kitame jos gale gražią merginą. Jie atsiridena prie tavęs ir sako: Aš girdėjau, tu esi puikus meilužis, norėčiau šiandien su tavim praleisti vakarą. Tai, mano ponios ir ponai, yra prekinio ženklo jėga. Nežinau, aš studijuoju Kauno technologijos universitete, tai aš mokiausi Kauno technologiją, gal nori marketą. O kas yra marketingas? Kas yra marketas? Kas yra marketingas? Tu valgai bananą. Kiaulį bananą.